pyktį galima matyti kaip galią. Kaip gyvybinės energijos, kuri teka mūsų kūne, prigimtinai, ir ta gyvybinė energija reiškiasi per įvairias mūsų išraiškas, per įvairias emocijas, saviraišką. Ir tai yra natūralu, teka, mes reaguojame į pasaulį, į įvykius, mums kyla kažkokios emocijos ir viskas praeina, prateka, kaip judesys, kaip aš judu. Tai yra sveikata, tai yra darna, mums ateina ir praeina, kyla ir praeina. Problema atsiranda, kai mes, ir čia aišku istorijoje mūsų, dažniausiai vaikystė ir tas visas kultūrinis kontekstas, kai kažkur mes užspaudėm, neleidom kažkokiam savo išraiškom būti gyvom. Tarkim, nepykti, neliūdėti, neverkti, nenorėti, arba kaip tik daryti, ko nenori. Daug visokių sąlygų, kur mes atsižadėjom ir atitrūkom nuo savęs. Ir ta mūsų gyvybinė jėga, tas natūralus impulsas, kuris teka, kažkur kviečia gyvenime, noriu to nenoriu. Tai yra mūsų ryšys su savim. Mes kažkaip jie susilpnėja, prarandam truputį ryšį. Ir ta gija taip silpnėja, ir ta žmonės sako, pamečiau save, nežinau, kas aš esu. Tai ryšys su pykčiu yra labai svarbus ir terapiniam procese, nes tai padeda mum susijungti su tokiu, baziniu, tokiu prigimtiniais poreikiais, tokiu, gynybos mechanizmas. Gynybos tai ta prasme, kai aš apsiginu, kai aš nustumiu tai, ko man nereikia, kai aš kovoju už savo teisę būti tuo, kuo aš esu. Ir čia yra toks labai prigimtinis, pamatinis, toks patyriminis dalykas, ne teorinis. Ir kai mes, jeigu dirbu aš su žmonėm, kurie kažkaip jaučiasi depresiški ar kažkaip tai pametę save, negalintis, nežino, ko nori, tai vienas iš tikrai galiausiai tokių temų, prie ko mes prieinam, tai yra ryšys su pykčiu. Kur tavo pyktis? Nes užslopintas pyktis veda mus į depresyvumą, į depresiją. Ir tada gyvybingumą mes savo užslopinam, kai mes užslopinam savo sveiką pyktį, sveiką agresiją. Taip, kad ryšys su tuo pykčiu, su tuo, kad aš ir ten turėjau supykčio, taip neturėjo teisės kažkas man pasakyti, padaryti, užspausti. Mes susigrąžinam ryšį, lyg tai su savo tom nuneiktom asmenybės dalim, nuneiktais poreikiais, nuneiktom išraiškom kažkokiom. Tai lyg tai atgaunam teisę į tas vidinės žemės, ir jos ir kūne kažkur reiškiasi. Ta galia, įkūnytas pyktis yra kaip galia. Jis yra patiriama kaip galia. Ir kai mes įkūnėm tą pyktį, tai nėra apie tą tokią vieną išraišką, kur žmonės dažnai pyktį įsivaizduoja, tai kad aš tiesiog einu ir pykstu ir kažkaip tai piktai pasakau. Tai yra tik vienas iš būdų. Taip, kartais pasakau piktai, ar ten išrėkiu. Tai yra vienas iš daugybės būdų. Realiai įkūnytas pyktis ir kai jisai integruojasi į asmenybę, jisai yra kaip asmenybės tvirtumas. Jisai pasireiškia kaip asmenybės toksai, ašis. Aš esu ir aš esu taip. Aš esu matoma. Tai yra apie tą tokį bazinį pasitikėjimą savim, bazinį žinojimą, kad aš turiu teisę būti, tokį sveiką kovojimą už save. Ir tas išsireiškia tiesiog, kaip žmogus kalba, kaip žmogus eina, kaip žmogus ką daro. Išsireiškia kaip tvirtumas.